Nu ką, šiandien antradienį turim 6 valandos 35 minutės. Einam link mašinėlės. Vakar vakare iškrito vienas variantas, hybridas 20 metų X3. Lietuvoje nuo 30 štukų pradžia. Bet kas geriausia yra, kad priekis vos liestas, mašina turi kurtis. Ir pagrindinis dalykas yra tas, kad tik buferis nuplyšo, grotos nuplyšo, kapotas susilankstė ir sparnas. Airbėgai net neiššovė. Tai priekį kažkokiu būdu atsitrenkė su mašina į kitą automobilį, bet tik va taip pasidarė. Tai kelionė šiandien gana ilga, gausis 12 valandų į vieną galą, jeigu viskas gerai. Tai matysit West Virginia ir matysit North Carolina ir gal Pensilvaniją. Žiūrėsim, pro kurį galą įsirausim į tuos steitus, bet ten nežinau, kaip seksis mūsų audėlį atlaikyti šitą kelionę, kadangi tenai daug pakyli nusileidi. Nu tokie kalnai didesnį vertiesi. Tai dabar mes turim tokią bėdą, kad grandinė labai atsipalaidavus. Kai mašina važiuoja nuo kalno su dideliu svoriu ir stabdo, labai didelė inercinė jėga ir gali tiesiog peršokti grandinę. Bet tikėkime, kad tai neatsitiks. Tai, o kaip ir jau žinot, svarstom apie kitą automobilio pirkimą. Kas stebit, kas žiūrit, tai galvojam apie GL GLS nuo 2014 iki 2016 metų, kur ėjo sprinterio variklis. Kito kažkokio nežiūrim. Aš čia apie dizelinį kalbu. Tai va, tai važiuojam, dar kažką papasakos važiuojam, dabar reikia dar pabaigti pasiruošti, kad laiko nebegaišti ir matysit toliau, kaip sekasi. Beveik sėkmingai pasiekėm tikslą. Tai tikslas yra North Carolinoje. Tai čia yra Greensboro miestas, North Carolina. Ir šiandien atvažiavam pirkti hybrido BMW 2020 metų su nuneštu priekiu. Airbėgai nešovė, kad ir kaip tai įmanoma, gal nuplėšimas labiau buvo, gal į kampą kažkaip, gal kokią bortelį, neįsivaizduoju, bet airbėgai, kad neiššautų niekur, arba nesuveikė, arba dar yra galimybė tokia, kad mašina tiesiog stovėjo ir airbėgai neiššovė. Tai galbūt jie atsitrenkė. Nežinau, neįsivaizduoju, bet sakė, kad draudimas atsisakė sumokėti pinigus, tai reiškia buvo kažkokia nestandartinė situacija. Dėl to ta mašina neatsirado aukcione ir mes jos važiuojam pirkti dabar. 12 valandų buvo į vieną galą, liko čia mums 17 minučių iki tikslo ir matysi, ką mes rasim atvykę. Nežinau, kaip seksis pasikrauti, bet tikiuosi ilgai neužtruk. Jau tiek kelio atvažiavus, jau turim kainą $9,000. Krovimo laido prašiau, kad paieškotų, bet sako, nežinau, ar rasiu, nežinau, ar bus, tai jau negerai. Prašiau antro raktelio, sako, neturiu, o mašina nuvažiavus 32,000 mylių ir vienas savininkas jisai nuo pat pradžių. Tai reiškia, jeigu tu nežinai, kur ta hybrido laidas mėtos ir kur antras raktelis, tai kaip tu gaudais gyvenime tada iš viskas vyksta, nežinau. Tai turbūt, kad keista nežinot, kur ta mašinos raktas dar vienas, bet čia taip įprasta. Amerikoje įprasta, jeigu atvarai mašinos pirkti ir vienas raktas, čia normalu. Jeigu mašina su dviem raktais, tai kažkas wow. Realiai mašina bus antiek prižiūrėta, kad ir bus ir išvalyta, ir sutvarkyta, tik tai bus kažkoks mechaninis gedimas. Tai šitoj vietoj tiesiog mes nieko negalim padaryti ir dažniausiai išsiunčiam, nežinau, 95% mašinų iškeliauja su vienu rakteliu, taip kad būtų du, tai čia, nežinau, iš 21 mašiną, gal taip pasakykim. This is like your car or... It was my wife's car, but my aunt drove it. Oh, okay. Mašina 9,000 tikrai neverta. Žodžiu, verta galbūt mažiau. Aišku, 29,000 mylių, bet tikrai ne 9,000. Pasiūlėme 7,5. Ir matysim. Realiai lonžeronas sulenktas į šoną, reikia taisyti. Sparnas sulenktas, ratas paėjęs, gavęs smūgį, lempos nėra. Durys nubrauktos, priekinės galinės ir galinis tas sparnas. Tai realiai
dar prisideda ekstra, veidrodėlis nubrauktas, nu žodžiu. Mašina tikrai su nemažu defektu, hybridas, matysim. 7,5 pasiūliau, bet pirkti tikrai nenoriu, ar taip. Geriau pasakyti, kad nesutinka ir važiuojam kitos mašinos ieškoti. Tada pasiliekam vietoje ir aktyviai ieškom kažkokią tai mašinėlę nupirkti. Gal nelemta čia mums pirkti šitos. Ir šiaip nepatinka pirkti man tų sulūžusių, sudaužytų mašiną. Bet ką aš galiu padaryti, turbūt, kad nieko. Tai laukiam atsakymo, tikiuosi, kad pasakys, kad neparduoda už 7,5, nes jeigu parduoda, tada reiks pirkti. Nenori pirkti. You can't do 8250? Sorry. Nothing I can do. You know, if not that side, that would be fine, but everything costs money, you know. Oh, I know. Sorry for that. You know, I just tried to check the pictures again, you know. It's really hard to see, you know, Yeah. like, you know. Yeah, I can do 75 or, you know, no worries, I'm here, you know. I have more cars around, but if not this one, I'll pick another one, you know. Yeah. Gerai, situacija tokia, atvažiuota į vietą ir apsitriochinės pardavėjas, Žodžiu, atsitiko taip, kad jisai sako, nenuleis kainos, bet sakau, žiūrėk, priekinės durys sugadintos, veidrodėlis sugadintas, realiai padanga netokia, lonžeronas, kaip eina tiesiai, tai va taip užsuktas, realiai nuo tos vietos, kur dar pasikeistų priekinis tas balkės įsistatytų, tai ta įstatoma vieta užsuktavo į taip, realiai kem 5 laipsnių kampų. Čia jau blogai, aišku, viskas atitaisoma, bet mes šeikim apie tai, kad kaina per didelė tada gaunas, nes per daug remonto. Nu, okei, 29 000 mylių. Nu gerai, vidus pačios paprasčiausios komplektacijos. Nu, tai buvo matyti jau nuo pat pradžių. Nu, bet still. Nu, 29 000 hybridas, ką žinau, priekį susirinkti. Bet einam priekinės duris, veidrodėlis, galinės duris, galinis sparnas ir visa kita dar. Ir dar privemta kažko ten, atrodo, kad maišakas būtų šiukšlių išpurtęs ant galinės sėdynės ir visos šiukšlės sukrautos į galą. Tai draudimas atsisakė tos mašinos, nes galimai pakišo ją, kažkaip įsivaizduoju, gal kažkas tokio atsitiko, kadangi neiššovė ir begai, kažkas čia bus giliau paslėpta, nu nesvarbu. Tai mintis kokia, pasiūliau 7,5, tada atėjo, sako 8,2 kažkiek tenai, sako, davai 8, sakau, sorry, per daug paslėptų dalykų ir jisai nenorėjo nusimesti 1500 nuo pilnos sumos, nors bėdų daugiau, duris, visą šoną realiai reikia dažyti ir pats žino, kad viskas daug kainuoja, bet sako, jeigu neduodi 8, tada pasiliekam. Nu tai šiaip norėjau, kad nepirkti tos mašinos, tai taip ir gavosi, tai realiai mes jos tiesiog nepirkom ir iš dalies gal net džiaugiuosi, kad pasakė, kad pasiliks, nes tai buvo iš tikrųjų principo reikalas, nes jisai apstriauchino, nu ką meluoti, tai nufotkinta žiauriai gerai, nufotkinta taip, kad iš priekio, iš vieno kampo, iš priekio, iš kito kampo ir iš galo, iš kampų, o šono nėra. Realiai, jeigu tu stovi iš šono, tai va toks, va, nu kaip tu gali kitaip pavadinti, buvo amerikiečių va, prigavinėjimas arba vietinių, nežinau, gal čia. Man atrodo, kad tiesiog vietiniai amerikiečiai, bet nesvarbu. Pameluot, nes tu jau čia atvažiavai. Nu, tipo, aš tau pameluosiu, tu vis tiek atvažiuosi kažkokį kelią ir mes pasiderėsim. Tipo, dėl va tos problemos, bet tu jau slepi gedimą, realiai. Tai kam meluot? Tai ką, ne pirmas žmogus atvažiuoja, užsimetęs 12 000 ir gaunasi taip, kad tu, jeigu užmėtęs 12 000, jo, žmogus atvažiuos ir parduosi už 9 ar 8, bet mes čia kalbam apie matematiką, su daužto mašino, man ta matematika iš vis ten, tie tarakonai, pirkit jūs ten iš tų aukcionų ir viskas, bet mane čia suviliojo tiesiog mažas mylio. Tai gaunasi taip, kad atvažiavome į vietą, mašinas nenupirko, mylios vis tiek mažos, bet gėdimas labai didelis. Už 7,5 rašo, kad atiduoda. Ką tik parašė, man galit matyti žinutę, nežinau ar matosi. Dabar jau aš nebežinau, ar nori tos mašinos už 7,5. Jin bus Lietuvoje 12-13 plus 10 000, 22-23. Gal ir matematika dar, labai mažas mylios. Bandom ar nebandom? Kaip jūs manot? Ką jūs darytumėt? Aišku, jūs nematėte tos mašinos. Neturim pirkėjo. Čia ant savo galvos perkam šitą mašiną, daužtą, nors daužtų neperkam. Nu, suremontavus.
kažkas lik. O gal mes jie čia vietoj parduosim? Kaip sunku pasakyti, ne. Dabar išbūna jums tas jausmas, kai sėdi ir kovoji su savim. 7,5 tūkstančio už 20 metų hybridą. Gal ir neblogai, taip pat taip mes jau čia. Gerai, važiuojam, perkam, kol nepersigalvoju. Situacija tokia, kad mes realiai iškovojam 7500. Tai biški kris kaina dar galutiniam pirkėjui, tai einu biški padėsiu kamerą, kad atvėstų, o po to eisim pafilmuosim va ten tą mašiną, kas ten vyksta. Noriu tiesiog viską pasiruošti, nes to išsikraus kamerą ir kažkodėl vėl nebuvo pasiruošti žodžiu. Parašė, jis to 7,5, nu sunku atvažiuoti ir nepirkti, tada jeigu tiek atsigrūdai, tai tiesiog reikia pirkti ir žiūrėti, kas bus. Nu ką, surizikuos, 29 000 mylių. Nėra pirkėjo, bet numšiam kainą. Ką žinau, vietoj susitvarkys čia važinės. Nežinau, kol nebus pirkėjo, tol nesiūsi į Lietuvą. Jeigu atsiras pirkėjas, tada ir išsiūsim. Tai va. Ir eisim, apžiūrėsim dar šitus žvėris, kas čia vyksta. Čia towingas matas buvęs. Visokius, bet dabar dedu kamerą biškį atvėsti, pasiruošiu ir grįšim toj. BMW'as 220. Žodžiu, reikėjo čia biškį apkrapštyti plasmasės, atlaisvinti ratą, nes biškį remtas vienas buvo. Čia jau sulūžusią detalę tiesiog nupjovėm ir įmetėm į bagažinę. Tai ar taip. Žodžiu, hybridas, čia smūgis, longeronas nulenktas į tą pusę. Tai reiškia priekio reiks tiesinti longeroną, reiks kapotą, reiks buferį, reiks grotų, reiks vienos lempos anos pusės. Šitas sparnas čia įlenktas, čia purvas kitos mašinos. Šitos apsaugos yra, padangos, ratai gražus, diskai gražus. Mašina nuvažiaus 29 000. Čia mes turim šiukšlyną. Aišku, čia viską reiks išsivalyti, čia viskas baisu. Žodžiu, čia galas gražus, čia biški kažkas lyg atšokia būtų. Gal nepamėsim. Pasikrausim, pabandysim pridėti. Tai va, čia va paliesta, čia duris keist, čia dar galim sutvarkyti. Ir veidrodėlis. Tai žodžiu, tokią mašinėlę, einam pasistatom, bandysim, ką mes čia padarysim, bandom iškart važiuoti, nėra čia ko žaisti, ne? Užsikuriam ir lėkiam. Mašiną, žodžiu, pardavė žmogaus, aišku, pardavėja nėra, žodžiu, neturim mes čia ir, va, kaip viskas gražu. Neturime čia ir antro raktelio, turim tik vieną. Tai žodžiu, užsikuriam, mašina gražiai dirba. Žodžiu, viskas čia veikia, bandom važiuoti. Neįsijungia drive'as, tai gali būti, kad reiks vilkti. Kamera veikia, drive'as neveikia. Tai žodžiu, neveikia. Gerai, bandom čia kažką mes čia išjungti. Parkingas, sportas, sport plus. Gerai. Užsitraukė, bet dabar mes turim tik veikiant variklį. Žodžiu, mašiną reikėjo centralo. Tai va, tamsu, einam, bandysim tempt, traukti ir krauti ir kitaip nebus. O ką dabar reiks žaisti taip. Žodžiu, situacija tokia, neįsijungia drive'as, nevažiuoja, tai mašiną tempsim antralo. Nieko nepadarys. Tai gerai, kad bent energijos yra. Duodas aš čia po kiemą, čia pasišnekėjom, žodžiu, su jais, kiek jie čia šūdą visokią prikaupė, čia žodžiu, va, aišku, dabar viską neparodysiu, bet va, kas čia darosi, aišku, viską nesimatys. O Jėzus, jie ten tų mašinų, sako, kam jums tų mašinų tiek? Sako, ko mes čia tik neturim, tipo, turim Porsche net, sako, turim nusipirkę, čia kažkoks savininkas, sako, nusipirko Porsche, targą seną, sako, vien dėl to, kad stabdžiai 30 000 kainavo, numetė į kampą ir paliko tą mašiną. Tai va, galite matyti, va, koks čia yra šiukšlynas, aišku, kiekvienas gyvena savai, bet, sako, tai kam jūs tas mašinas, va, tokias laikot? Sako, kiekvienais metais brangsta kiekviena detalė. Reiks buferio, sako, šiandien 100, o po metų 200 kainuos. Tai va, taip žmogeliai darbuojasi, žodžiu. Ir čia tų mašinų kokia 200-300, aišku, dabar nieko per daug nenufilmuosiu, kadangi nieko nesimato, bet ką mes turim, tai mes turim BMW užsimetę jau ant tralo ir mes važiuojam namų čia. Tikrai gana sunkiai sekėsi užsikrauti. Kas dar, žodžiu, nenorėjau aš čia pirkti tos mašinos visgi, bet galvau, kad važiuoja, mašina neužvažiavo pati, reikėjo traukti, tai reikėjo biškį pasiknys daugiau. Po pasiekoju, karšta. Žodžiu, uodai lesa, kaip pasiūtė, sakau, gyvačių nėra čia pasiimti, po tos krūmus vaikščiai, eini, žodžiu, variklis mėtas, va, tai aišku, dabar sunkiai matas, bet, va, nu, sakau, reikia
reikia galvos nenusisukt. Ko čia, Jėzus Marija, tik neturi. Taip, norėčiau dieną sugrįžti šiandien pafilmuoti, toks įdomus tas kampelis, bet reikia važiuoti namo. Nepasiliksim, kai mes čia filmavimą kitai dienai. Bet turbūt, kad tiek. Viskas, važiuojam, žiūrim toliau ir viskas. Pasimatysim rytoj. Ką čia šiandien turim? Turim trečiadienį, man atrodo, ne? Žodžiu, visą rytą lyjo, nieko nefilmau, važiavom tik tai dabar greit apibėgam, kągi čia mes nupirkom vakar. Tai šiandien jau buvo apsilankyta va čia už manęs. Pirmą kartą ėjau į bufetą Amerikoje, tai visai nieko, jau čia reiks nueiti dažniau. Tik tai tas kinietis ar japonas kažkuris ten stovėjo prie tų spring rollsų. Aš ten to pusę bliūdą susidėjau, nes, žinot, kas eina į bufetą. Tai aišku, eini spring rollsų pavalgyti, ką ten daugiau. Tos paskendusios vištienos tarp padažo. Aš spring rolls einu, žodžiu. Priskriau aš tų spring rollsų, pavalgiau. Visai skaniai, biški geriau nei čipsai, blogiau nei šiaip maistas kažkoks, bet kadangi mes jau esam čia, Ohajui kažkur, tai va būtent čia Hong Kong buffet. Nelabai švaru buvo, bet labai, negali pasakyti, kad labai skanu irgi, bet žiūrėsim po to. Jeigu buvo neskanu, pasijaus po 1-2 valandų, kai pradėsim atpilinėti negyvą mėsą, tai tikėkime, kad taip neatsitiks. Žodžiu, o vakar nupirkom BMW. Va šit. Tai visgi priimtas buvo sprendimas pirkti, kaip ir matėt prieš tai, emocijos nugalėjo, gal tai pavadinkim. Tai šiaip bendrai žiūrint, manau, kad mylios atperka žalą. Tai žala nėra tokia didelė, kaip galima būtų pagalvoti. Visi perkat, kas perka tas mašinas iš aukcionų, tai dar vienas tiesiog projektas, kuris kainuos daugiau arba mažiau. Tai reiks priekinio balkio, reiks šitą lonžeroną atsukti va taip, reiks šitą atitempt, realiai kapotą reiks pasikeisti, priekį reiks pasikeisti ir reiks nusidažyti duris. Tai čia kapotas į viršų paėjęs, čia ko gero aš labai nesiplėsiu apie tai, ko aš nesuprantu ir neaiškinsiu, ką čia reikia padaryti. Kas supranta, tas žinot, matot iš karto, kad čia, kad ir kaip besivadintų viršus, sustumta va čia va į apačią, realiai kažkaip, ne į apačią, čia gal nuėjo į šoną, o šitą reikia tiesiog atitemti. Viskas, o aš toliau jau darau tą, ką suprantu, tai mašinos darelės pasikeisti reikės, čia yra įbrėžta, toliau čia reikės pasitvarkyti, viduj čia jūsų tie mėgiami run and drive variantai, kur neaišku, kas čia gyvena, gal dar lempa yra kažkur mėtosi, nežinau, reikia čia jau žiūrėti toliau. O čia va toks šiukšlinėlis, nežinau kodėl čia tų žemių tiek daug, bet jų yra kažkodėl. Tai čia va šitą plasmasę galimai reiks pasikeisti, o daugiau viskas kaip ir ok. Čia vilkom vakar ratus, biški prasisuko, tai biški matosi, kad nelabai jam patiko riedėti vakar į antralą važiuojant. Automobilis yra 20 metų, hybridas, 2 litrai B6 variklis ir einam pažiūrėkime, kągi mes čia turime viduj. X-Line apdailą matau. Tai automobilis neturi šildomo vairo, turi didelę navigaciją, turi paprastas kolonkės, turi juodas lubas. Ir kas yra turbūt geriausia šitam automobilį, kad tas B6 variklis tikrai jisai vykęs modelis ir važiuoja labai gerai. Ir su šituo hybridu įsivaizduokit, kad jūsų kuro ekonomija bus apie 5 litrus, kažkas tokio, su džipu 4 varomi, 29 000 mylių. Tikrai, manau, kad visai neblogai. Ar galėtų būti labiau išpildyta mašina su bent jau, ką žinau, Harman Kardon aparatūra? Galėtų, bet nėra. Tai ne visos tos mašinos būna prikrautos. Šitoj mašinoj neturim heads-upo, neturim Harmanų, neturim ventiliuojamų sėdinių, ko visi taip norime, ne? Bet užtat turim apynaują mašiną, turim hybridą, turim mažai nuvažiavusią, niekas nesuplyšę. Kas čia šitam šiukšlynę nekomentuosiu, nežinau, nedraskysim, neliesim, bet dar turim juodas lubas. Ir viskas, mašina kūrėsi. Tai va tiek būtų apie šitą mašiną, žodžiu, vien žibintas sveikas, 500 sutaupėt. Tai va, tai tiek būtų apie šitą mašiną, labai nepatinka man pirktas tas visokias sudaužytas, suvaliotus tos tarakonus, bet kartais taip nutinka, kadangi neturėjom kito varianto, kaip turėjom variantą nepirkti, bet važiavam dėl šitos mašinos, kaina buvo pasiūlyta, kaip matėt, tokia tiek, kiek mes norėjom mokėti ir mašina pas mus antralo. 2020 metų, hybridas, X3, G klasės, sumokėjom $7,000. O dabar važiuojam namo.
1, 2, 3. I know beats like ABC. Might come up, they hate to see. I may believe till they believe. Nu viskas, paršlavėm namo, 8:30, einam namučio. Galbūt penktadienį arba šeštadienį lėksim pirkti glėdį 2020 metų. Tai nusimato pirkimas, bet dar reikia pirmą išsiaiškinti, ar ten viskas tvarkos dokumentais. Jeigu ne, reiks laukti dokumento, tada reiks... Nežinau, matysim, žodžiu. O šiandien užbaigiam dieną, einam namo ir žiūrėsim, kas bus rytoj. Nu ką, ketvirtadienis, mėlyjeji, ketvirtadienis. Žodžiu, vakar grįžta į Čikagą, labai lyjo, labai žaibavo, vėjas pūtė ir žodžiu, vakar pasirodo dar nieko baisaus nebuvo su audra, nu, tipo, ką žinau, smarkiai lyjo, vėjas didžiulis buvo. Šiandien praneša tornado pavojų, tai jeigu tornadas čia pas mus įsisuks, tai negerai bus, negerai. Tai vakar jau prilaužyta medžių tiek, kad pravažiuoti buvo nebeįmanoma niekur. Nu kaip, važiuoji ir pravažiuoji, bet sunkus pravažiavimas, gal netaip išsireiškiau. O šiandien turim dar vieną dieną ir sakė, bus blogiau nei vakar. Tai važiuojam link namučių, šiandien ko gero nieko nebeišjudėsim, dabar reikės saugiai išbūti. Jeigu bus kažkas įdomaus apie stichinės nelaimės, tai būtinai pafilmuosiu rytoj, parodysiu, bet aišku, čia nėra nei džiaugsmas, nei, nežinau, net bėda, turbūt, kad bėda. Kai kuriems žmonėm tokių žalų pridaro, kad ištempia visą namą. Būna tokių bajerių, net kai mes atvykom į Ameriką čia prieš 4 metus, sutikom žmonių, kurie gyveno būtent tą miestelį, kur mes gyvenom ir nežinau, ar jau atstatė tą namą ar ne, bet įsivaizduokit, tas tornadas nusileido iš dangaus, iškėlė 1 ar 2 namus, tiesiog iš tos vietos ir tuščia ir viskas, ir tiek ir te reikėjo, tai žodžiu visų kitų namų nelėtė. Tai va taip va vyksta Amerikoje, žodžiu, niekada nežinai, kur įsisuks, ką palies, va dabar irgi baisiai žaibuoja. Žodžiu, gal viskas bus gerai. Nu, žinokit, nėra nieko baisiau, kai važiuoti tarp visų šitų, nežinau, pasimetusių žmonių. Tai realiai jie, kokia yra didžiausia problema, kad suprastumėt, kodėl jie vairuoti jiem nelabai sekas, dėl ko tos mašinos dūžta. Tai labai elementarus dalykas. Užsitamsina stiklus didžioji dauguma žmonių. Labai smarkiai. Tikrai ne vienas, kuris pirkot mašiną iš Amerikos, jau plėšėt plėvelę lauk, nes Lietuvoje nelegalu. Tai kas gaunas? Jie čia legalu, ne tai kad legalu, bet policininkas, kad tave sustabdytų dėl plėvelės, tai čia nesu taip girdėjęs, bet langų tamsinimo. Bet, sakykime, kas liečia sustabdymą kažkokį policijos, šiaip bendrai čia nukrypau jau, tai draudimo nėra, arba tu labai pavojingai kažkaip vairuoji, atsitrenkiai, pabėga ir taip toliau, bet dėl langų nesustabdys. Ir kas tada gaunas? Pradeda lyt, ar pradeda labai šviesti, ar vakaras jau, ir nieko per tos langus nebesimato iš vidaus. Realiai juos taip užtamsina, tu iš kiemo visiškai nieko nematai, o iš vidaus vakare irgi nieko nematai. Tai dėl to tų mašinų tiek daug dūžtančių. Ir kas gaunas va tokioj prieblandoj, kai lietus lyja, kad ir nežinau, dabar keikiausi kokį 20 kartų važiuodamas, atrodo, tą patį kelią važiuoji, tiek pat mašinų, bet jie kaip visiškai nemato tavęs. Tu važiuoji ir, nu, sekundžių klausimas, kad atsitrenksi. Realiai labai didelis kiekis mašinų su tamsintais langais, priekiniais ir šoniniais ir padidėja avarijų skaičius. Tai va taip gali tvertinti. Tai aišku, aš dar net nekalbu apie tai, kad teisės išsilaikyti Amerikoje 20 kainuoja, bet čia kainuoja tiem, kurie iš Europos atvažiuoja, tiesiog pasikeisti ir pravažiuoti ten 100 metrų. Bet tie, kur vietoje laikos teisės, tai, nežinau, labai prastai vairuoja visą Amerikoje. Ir tas vat užlindimas kažkoks greitas, pakišimas, tai labai problema yra tame, kad daug žmonių tiesiog telefone žaidžia. Jeigu taip iš 10 vairuotojų, 9 rankoje telefonas. Ir dėl to daug avarijų ir čia nuo to nepabėgs. Tai tiesiog taip yra ir šiandien tikrai sudėtinga diena, nes lyja smarkiai, tai žodžiu nervuoja, nes kartais tokios situacijos būna, kad iššoka iš šalutinio ir tu su traileriu lėki ir kartais taip kerti per stabdžius, kad vargšė grandinė gali peršokti. Aš jau čia galvoju apie savo mašiną, ne apie tai, kad jis užlindo, užkišo man, bet labai daug visko susideda į vieną. Tai va, tai tokia situacija, žodžiu, nusimetėm mašinėlę. Dabar važiuojam biškį reikaliukus apsitvarkom vietoj ir toliau darbuosimės. Arba šiandien kažkur važiuosim dar, arba važiuosim jau penktadienį.
O dabar, kad taip tamsu, žodžiu, pas mus, tai negalvokit, kad vakaras, dabar ateina tornadas, 4 iš 5, kad bus tornadas, tai apie 5 valandą. Tai kaip seksis, nežinau. Aišku, čia daugiau streso pasieniai būna to kažkokio grįžtamo ryšio, bet šiaip paėmus ne juokas, tiesiog reikia saugiai išbūti kažkur ir viskas. Tie namai, čia dauguma yra popieriniai, tie karkasiniai vadinami, ant snarglių pastatyti, tai čia su kokybė iš vis nieko bendrojo turi Amerika ir namų statymas. Tai va, tokia situacija. Važiuojam, žiūrėsim, kas bus. Dabar yra 2 valandos 32 minutės po pietų ir kol kas pirkimo į priekį neturim, bet sėsim prie kompo, ieškosim, žiūrėsim ir kažką atrasim. Suprask realiai kaip nori, nėra jokios audros, aišku, dabar jau turim 4:30 ir žadėjau 5 valandą, kad čia baisu bus viskas. Neturim, tai dar geriau, iš tikrųjų saulė šviečia ir nėra problemos. Oras gražus, einam atsisėsim prie kompo ir jums toliau ieškosim gerų variantų. Visgi turim didžiulę audrą, tornadą. Lyg ir šone kažkur turėtų eiti ir gali girdėti ten toliau tokie kaip siaubo filmo garsai, aišku, sirenos kaukia. Tai tos sirenos reiškia, kad ko gero, kad kažkas didelio ateina. Tai nelabai smagiai jos čia girdisi, bet aišku, ne kasdien kaukia, tai kaip oro pavojus gal. Žodžiu, bet ką čia nervuotis, sėdėm, žiūrim, kas čia bus. O šiaip tai smagu kartais pažiūrėti, ką gamta gali išdarinėti, ne? Niekad nežinai, kur trenks. Šiandien jaučiu, kad niekur nebelėksim jau. Namie gal pabūsim. Nebent žiauriai geras variantas, kokie 7 už 3 štuką. Penktadienis, 10 valandų ryto, važiuojam gelbėti savo automobilio ir dabar einu ir žiūriu, kad tralo padangą vėl reikia keisti. Nežinau, ar matosi, nežinau. Žodžiu, tai viena, tai kita, tai šita, tai ta, tai ana, žodžiu, visos padangos skirtingai dyla. Tai ir nieko čia nepadarysim. Tai va, važiuojam susirinkti savo asmeninį automobilio, prakiūro šlangutę ir bandysim kažką šiandien nupirkti. Man atrodo, kad mano mašinėlė po biškį atsisveikina su manim, jeigu galim tai pasakyti. Šiandien nebeveikia posūkį. Tai reiškia, kažkokiu būdu per audrą ar kažkada kažkas trenkė, ko gero, kažkuo į tą lempą man, ne? Ir dabar nuštrumpino, galite matyti šiandien. Ir aišku, kondicionierius nebeveikia. Ir šiandien vėl girdėjau kalimo garsą. Kažkokį, gal tai ne kalimo garsą. Man atrodo, taip kaip tikras meistras prieš 40-50 metų su vamzdeliu galėdavo pridėti ausį prie rusiškos technikos, taip ir aš jau už garsą girdžiu, kad indėkliukai galbūt biški pradės kleis garsas. Galbūt. Nežinau, nes toks garsas užkūrus, kol labai gerai sušyla, taip kokį 15 minučių, taip girdis kažkas tak. Tai labai sunku iš tikrųjų pasakyti. Tai va, tai tokia situacija. Dabar eisim tepalą keisti. Tai va, taip viskas vyksta ir šiandien dar, kas įdomiausia, turim ir savo sugedusią mašiną. Tai turim GLC. O galite matyti po krušos Amerikoje kokio minkštumo metalas. Aišku, gabalai buvo dideli. Čia va vienas kitas bumbuliukas atsiradė. Žodžiu, kas turi benzininius variklius Mersų 2 litrai. Pamiršau kodą 274. Kažkoks, nebeatsimenu. Žodžiu, nesvarbu. Benzas iš Amerikos. Yra tokia šlanga. Jinai eina nuo benzo bako iki aukšto slėgio pompos. Tai reiškia, šita šlanga visada būna va taip va persilenkus, ne? Kai tiek yra persilenkus, tada spaudimo jėga gaunasi va taip. Viena šlanga įeina iš bako, kita šlanga įeina ant metalo. Ir tada, dėl ko čia matot pastiprinimus va šitos. Ta vieta, kur yra tas obadėlis vadinamas, ta plastikinė šlanga įeina į žarną ir čia atsiremia. Ir tada nuo drebėjimo, ne, va šitos vietos va čia prakiursta. Tiesiog plasmasė ir metalas, kita dalis yra metalas. Tai tiesiog pravalgo va šitas šlangos dalis iš vidaus ir pro čia mikroįtrukimais pradeda pūsti smarvę rėmo ir tada pradedat jaust benzino kvapą. Tai va šitą šlangutę pastoviai šitiem modeliam, šitie varikliai eina į
E klasė, C klasė, GLC ir taip toliau, tai būtent 2 litrų variklis, va šitą šlangutę. Jeigu jaučiat benzo kvapą, va šitą šlangą bus parėjus. Yra 2 jos tenai. Viena rečiau, kuri eina nuo aukšto slėgio kuro pompos iki sujungimo, o tada eina sujungimas ir eina šitą nuo būtent sujungimo metalinio iki plastikinės linijos per visą mašiną. Tai va šitos vietos prakiursta, ištrauksiu, parodysiu, kaip atrodo, tai jinai stovi. Iš tikrųjų, toj persikelsim po mašiną, pamatysit, kaip veikia viskas. Visgi nepavyks palysti po mašiną dabar, kadangi vietos per mažai, čia žodžiu šitoj vietoj darbuotis negalima. Nuvažiuosim į paprastą aikštelę, nusikrausim mašiną ir tada mes susitvarkysim. O tada, kai tvarkysiu, tada ir parodysiu, kur bėda būna šitam būtent modeliui. Ir tada prastai užsikūrė, tada nieks nežino, kodėl nusėda kūras ir taip toliau. O dažniausiai būna taip, kad tiesiog yra mikro įtrūkimų, pagauna oro, važiuojant pučia dulksna jum ant medžiagos ir ta medžiaga persiduoda kvapas į vidų, o per naktį tiesiog prigaudo oro burbuliukų, viskas, nežinau, arba išbėga ant žemės po biškį, arba oro burbuliukai, turbūt vakuumas lygiai tas pats, ar vieną galą ar į kitą, tai jis pritraukia, kai užkurta mašina stūma, o kai užgesinta turbūt, kad traukia, nežinau, jeigu čia teisingas paaiškinimas, tai kaip kitaip paaiškinti mikroįtrūkimus žarneliai, kai nusėda kuras. Tai va, dabar einam keisti audiukai tepalus ir važiuosim į parkingą, nusimėsim šitą žvėrį ir bandysim suremontuoti. Šiandien turim šeštadienį 11:35 minutės. Vakar nutiko bėda, kuri vadinasi neapgalvotas sprendimas buvo priimtas paprasčiausiai ir palindus po mašiną pavyko atjungti šlangutę. Ir pasipylė benzas visur, žodžiu. Ot proto gūzas, o reikėjo man per kompą pirmą besikūrenančiai mašinai atjungti kuro pompą, kad išnaudotų benzą sistemoje. Nu logiškai, tipo, kad spaudimo nebebūtų. O ką aš padariau, aš atsijungiau tiesiog šlangą, visas šlapės iki ausų, tą maikę visą šlapę benzą per bėgus. Gerai, kad veidą spėjau pasukti šoną, visas benzinų, žodžiu. Nieko aš ten nebefilmau, nuėjau purvinas visas, pasikeičiau mašinos tepalą dar ir susinervavau tada, žodžiu. O susinervavau dėl to, kad pamačiau, kad padanga valgo, žodžiu. Galinė mašinos padanga abidvi laiptuojas. Nu tai reiškia, vidurys neišėstas, šonai išėsti, supras kaip nori. Nu aš suprantu, tempia tą mašiną sunkiai, bet padangos, kurios buvo uždėtos prieš tai, to paties gamintojo, taip pat viskas ten atrodo, atlaikė 8-9 tūkstančių mylių. O šitos būtent, kurias uždėjau, atlaikė tik 16 tūkstančių mylių. Tai reiškia, kažkas buvo, negerai tiesiog. Tai ko pasekoj, vakar dar nuvažiavau į Walmartą, sakau, ką darysim, nes sakau, mano mašina turi naujas padangas, prieš 2 mėnesius nupirktos, o jos jau sugedo, 7-5 tūkstančius parašyta, kad turi pravažiuoti. Ir žodžiu, ten vienas pradžiai šnekėjo, antras po to atėjo toks tipo menedžeris ir tada atėjo jau ten tas direktorius padalinio, jau tas viršiausias, pavadinkim. Jis net nenuėjo prie mašinos, jis iškart sako, ta mašina bloga. Sakau, žiūrėk, mano mašina yra pakeista visa galinė važiuoklė, mano mašina yra padarytas suvedimas, prieš 2 mėnesius yra įrašas Carfax'e, sakau, atsidaryk, jeigu nori pažiūrėk. Žodžiu, mes su juo ten ginčiamės ir jis sako, gerai, užsisakyk, sako, padangas už $700. Tai aš sakau, tai kodėl aš turiu pirkti? Ne, sako, tu nepirksi, tu sako, mes tau uždėsim padangas ir išskaičiuosim tavo tą pinigų likutį, kurio tu nepanaudojai ant esamų padangų. Tai gaunasi. Aš pravažiavau 16 tūkstančių, galima 7,5, tai taip išeina, kad jie padengs man 80% sumos. Tai nuo 700 vėl, kuriuos sumokėjau, gražins ten 500 kažkiek. Tai gerai, kaip ir
kaip ir, nežinau, geras variantas vien dėl to, kad uždės padangas, nereiks pirkti naujų ir uždės kitas ir dar ką aš padariau, aš pasiėmiau garantinį kitom padangom. Tai jeigu man sugės, aš vėl kitas nuvažiuosiu ir užsidėsiu. Tai ką aš dar padarysiu, aš jums parodys, kaip tos padangos visgi atrodo, kad suprastumėte, apie ką kalba eina, tai rašo Walmarto puslapį, kad Walmartas kaip Maxima, kaip Akropolis, nu žodžiu. Tai viską ten turi, ir tepalą keičia, ir padangas, žodžiu, tokių pačių greičiausių dalykų, ko mašinom reikia. Nu, okei. Sakau, pasimsiu aš garantiją. Nors jisai sakė, kad man nebekeistų padangų po to, nu bet realiai, jeigu vėl sugės, nu tai vėl turės keisti. Realiai jis tai nežino, kad aš tempiu trailerį, kuris daug sunkesnis pakrautas nei pati mašina turėtų tempti. Nu gerai, okei, jis to nežino. Bet esmė, kad praeitos padangos atlaikė tai 8 ar 9 štukų, o šitos padangos, kurios uždėtos, atlaikė 16 000 mylių. Nu tai aš kaip ir apgautas jaučiuosi, nes aš tikėjausi pravažiuoti dar 100 štukų su tom padangom. Įdomus dalykas tas, kad priekinės padangos dar vis tos pačios važiuoja, jau tuoj bus virš 100 000 kaip uždėtos ir dar pusė mėsos yra. Nu bet priekis, žinot, jeigu galas pakrautas, priekis kyla aukštyn. Kai tu stabdai, tada priekis sunkiau stabdo, galas lenda žemėn. Nu žodžiu, tai ne apie tai dabar. Esmė, kad apie tas padangas. Nu tai įsivaizduokit, dabar jeigu čia mes kas 2 mėnesius pradėsim pirkti padangas po 702 padangas, tai mes čia toli niekur nenuvažiuosim. Aš suprantu, jeigu mes čia kalbam apie trailerio padangą, kur kainuoja 80, atlaikė 20 000, viskas, vožiam naują padangą už $8 ir važiuojam toliau. Tik tai ir šiaip įdomu, kodėl taip mažai atlaiko. Tai realiai uždėjau dabar kitos gamybos padangą į tą, kur labiausiai ėda. Ir pažiūrėsim, ar visgi ėda, ar visgi tos padangos šūdinos yra Trailer King, ar kaip jie čia vadinasi. Nu nesvarbu. Nu aišku, padangos kokybė daug reiškia. Okei. Tai va, tai grįžtam prie to, kad Audi nebeveikia posūkis, sugedo tiesiog. Gal per audrą akmenukas pataikė, dabar ten matosi parazojimas, nebeveikia posūkis. Nu gerai, galim su tuo gyventi. Vakar nuvažiavau aš į servisą ir sakau, davai, pažiūrėkit man, kur kondicionierius leidžia. Uždėjo ją, žiūrėjo, sako, nežinom, kur leidžia. Tipo, nu iš vis, pinigų neėmė, užpildė sistemą dar kartą ir vėl smarvė viduje. Nu gerai, jie nemato, kur leidžia. Pažiūrėjo filtrą, pažiūrėjo su tuo mėlyna šviesa, kur kas galėtų būti, kur galėtų leisti, bet prieikim prie to, kad mano visas galas užkrautas ir čia dar atskira kondiškės linija ateina į galą. Žodžiu, kadangi per Audi čia, žodžiu, per daugiau to freono pučias. Ir esmė ta, kad jie sako, nežinom, kur dingo. 3 ml dažų įvažė praeitą kartą, o dabar įvažė 12 ml dažų. Nu sako, kitą kartą tikrai matysim, kur pučia pro šoną. Nu gerai, sako. Tai padarė tą ir sako, davai suvedimą man. Ne, sako, pirmą važiuok į Walmartą, užsidėk naujas padangas, atvažiuok, padarysim ir tada žiūrėsim. Nes dabar tikrinai ta mašina kaip ir išsiskėtus atrodo, bet kaip ir padangos atrodo, kad kažkaip įdomiai stovėtų. Nu nesvarbu, gal tai papuolė. Tai gerai, grįžtam prie to. Posūkis neveikia, kondiškė išeina, sėdynės vis dar nešaldo jau toj vasaros vidury, tai reiškia vis dar mes jų nepasijungiam. Tai čia jau mano problema, nes vis nerandu laiko. Grandinė barška, čia minimum 3 štukas reiks suleisti, posūkis 100 ir dar vakar grįžau namo, kamera galinė nebeveikia. Nu, galim gyventi ir be jos, aišku, bet esmė, kai stumi mašiną atgal ir nori priskabinti trailerį, tai tu tiesiog, nu, matai, patogu, žiauriai, tipo, kur važiuoti. Vakar jau buvo atsitrenkęs į tą duslintuvą, tai bet nesvarbu. Esmė, kad kamera nebeveikia, atrodo toks vaizdas, kad ta mašina byra akyse, tiesiog byra akyse. Žodžiu, svaigsto apie GL arba GLS-ą, noriu pabandyti šitą mašiną dabar, o šitą pastatysim turbūt, kad mes tiesiog ją ant zapaso laikysim. Tai va. Viskas, tiek apie Audi. Vakar buvo pakeistas tepalas į piltą Hado. Mažiau barškėti vėl pradėjo. Aš nesuprantu, kaip taip įmanoma, bet va, tas Hado priedas, žodžiu, kurį naudoju, sumažina barškėjimą. Ką jis ten padaro? Ta košė gal kažkur ten įlenda. Neįsivaizduoju, bet žinokit, šitam variante prie pusę lemo kilometrų Hado kažką daro stebuklingai. Atrodo, kad ir grandinė mažiau barška užkuriant. Neklauskit kaip. Nenoriu čia plėstis, neįsivaizduoju, kas ten darosi, bet žinau, kad tą mašiną jau krečia cirkus ir reikia keisti. Šiandien turim šeštadienį, toj pažiūrim, kiek čia tų valandų. Visas mašinas praeitos savaitės ir kiek turėjom pardavėm, nebeturim nė vienos mašinos pardavime, visos naujos liko, nė vienos yra išaldytos. Šiandien turim 11 valandų 45 minutės ir mes važiuosim pirkti X1.
X1, M-Packas, išoriai, viduj vairas, sėdynės, žodžiu, tos patogesnės, geresnės. Visas puikiai važiuojant 2 litrai, neatsimenu koks variklis, N2 gal, bet nesvarbu, pasižiūrėsim dar vietoj. Ir šiandien lėkiam X1, rytoj lėkiam X4 į Missouri Joplin. Pirmadienį 8 val. Ryto reikia būti, pasiemam, pasikraunam, grįžtam ir ko gero lėksim antradienį iš karto nuo pačio ryto. Pirmadienį grįžtam, permiegam, antradienį ankstų rytą 6 val. Keliamės ir lėkiam. Šioj serijai matysit, pirkom X3 hybridą, tam pačiam mieste tiek pat laiko per tos pačius kalnus ridensimės Virginijai, West Virginijai ir kur dar ten, North Carolinoj. Tai ten įsivaizduokit, kam tekia važiuoti per Alpes, tai va ten būtent toks vaizdas labai panašus, per kalnus verstis, perivalai tie žemyn aukštyn, žodžiu, su Audi pakrauta nekas važiuoti, bet tenai turim džipą, pilną išpildymą 20 metų, kažkokią variklę bėdą ir manau, kad iki trečiadienio darbelio turėsim. Tai va, viskas, kylam ir pasimatysim jau mes prie X1. Hi. Hi, how are you? Good, how are you? Good. Gigantas. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, that check engine light came 2 weeks ago and I did the oil change, it went away. They said it has to do with the oil, like there was a coolant. And I can get a receipt, like, because no the worries, oil no filter housing was bought from O'Reilly. I'll check. Yeah. I'm able to see you now. So you can just search, like, there is you can take a ride from. Viskas. Parlėkėm namučio, šeštadienio vakaras, po 10 valandų, 13 minučių. Ir X1 M-Packas ant ralo, kliento dar neturim, jau Lietuvoje apie 6 ryto dabar. Lauksim šiandien pirkėjo. Tai variantas tikrai neblogas, nu nepatikėsit, aš galvau, kad tai yra S-Drive'as su galvaromu, o pasirodo X-Drive'as. Tai kai pamačiau, kad X-Drive'as, tai labai apsidžiaugiau iš tikrųjų, nes S-Drive'ą daug sunkiau parduoti. Realiai važiavau pirkti kaip S-Drive'ą, nupirkau X-Drive'ą. Nu tai va taip, tai žodžiu, kai tai kažkas gaus M-Packą, X-Drive'ą su minimaliom problemom. Tai, o kaip automobilis atrodo, jau prieš tai matėte, va tokia tamsi mašina. Žodžiu, aš manau, kad tai yra tobulas automobilis Lietuvos keliams, mažoms gatvėms ir mažiems parkingams. Tai va, o ką mes dabar darom? Einam namučia. O rytoj iškeliaujam į Joplin, Missouri. Tenai turim jau klientui nupirkę X4. Tai va, susitiksim rytoj. Ir vėl mes Audeliai. Važiuojam, sekmadienis, turim 15 valandų 45 minutės. Šiandien lėkiam į Joplin, Missouri, tai ten randasi mūsų vienas iš automobilių, kurį jau išsiuntėm depozitą ir kuriam jau turim pirkėją. Tai automobilis yra X4 ir mes jį pirksim už $3,200. Dabar nebeatsimenu tiksliai koks gedimas to automobilio, bet kaip visada, mesgi viską apeinam apžiūrim vietoj. Tai kol kas nesiplėskime apie pačią mašiną, pamatysit toliau. Kodėl sekmadienį važiuojam? Tai dėl to, kad rytoj 8 val. Galėtume būti vietoj, kadangi pardavėjas paprašė, sako, ar galim nuo pačio ryto. Sakau, kuo anksčiau, to geriau. Tai reiškia, ar taip per vieną dieną nesusisuktume, o kelio 8 valandos į vieną galą, tai buvo priimtas sprendimas išvažiuoti tiesiog šiandien. Tai ko pasiekoju, iš namų išlėkiu 2 valandą, tai iki ten 8, tai būsim kokią 10-11 netoliese, pasimsim viešbutį ir lauksim ryto. O rytoj ryte viską susitvarkom, iš BMW centro tiesiai pasiemam tą sugriuvusią mašiną, kadangi jinai turi gedimą kažkokį, dėl to ir sugriuvus. Nu,
sanariukai pabirėjo, kažkas ten variklį nepasisekė, tai dar kūrėsi važiuoja, bet matysim aišku, ką vietoj rasi. Tai viskas, ką parašo skelbime, niekada negalvokit, kad taip ir bus, o visada visi automobiliai turi paslėptų defektų. Dėl to man asmeniškai labiau ir patinka važiuoti, būtent pirkti automobilį, kurie yra sugėdę, tai mažesni lūkesčiai biški. Atvirkščiai žiūrint į tuos automobilius, kurie labai gerai apibūdinti, tai labai baisu man pirktas mašinas už brangiau, nes tu niekada nežinai, ką rasi, niekada nežinai, ar ten nepripilta kokiu nors tai priemaišų į variklį, kad užslapintų vienokį ar kitokį garsą ir taip toliau. Kai mašina sulūžus, tai sulūžus, tu važiuoji sulūžusią mašiną pirkti. Kaina X4, 3200. Tai kiek dar mažiau gali būti? Nesudužus mašina, Carfaxas švarus, variklio problema kažkokia. Tai gerai, tas žmogus išsispręs variklio problemą ir viskas, išsivalo, nusipoliruoja ir lėkia toliau. O kai mašina brangi, dideli lūkesčiai, grįžta į Lietuvą, neduok dievė, ten kažkas pridaryta. Taigi mes visko negalim pamatyti, nesužiūrėsim. Mūsų tikslas, kuo pigiau nupirkti sugedusią mašiną. Bet kartais pasidalinam ir sveikų mašinų, važiuojančių, gal ten su kažkokia mažesnė rida, o galbūt jūs patys atsiuntėt, tai tikrai nuvažiuosim, nupirksim, bet kiekvienam žmogui visada pasakom, nepirkit sveikų automobilių, pirkit sugedusius. Nežinau, kas žiūrit ne pirmą kartą, nežinau, kokie 20 kartų jos tą patį sakęs, nieks gerų mašinų nepardavinėja, auksiniai žodžiai Amerikoje. Tai va, viskas. Važiuojam toliau. Šiandien apsiniaukę, biškį vaizdelę pamatysit ir ko gero, kad jau gal dar bus koks intarpėlis apie kažką, jeigu bus kažkas įdomaus, o jeigu ne, tai jau pasimatysim tik rytoj. Viskas, atvažiuota į viešbutį, turim čia kokias 10 val. 30 minučių, šaltoką gal net sakyčiau, bet ką norėjau pasigirti, žodžiu. Kuras atpigo, įsivaizduojat, žiūrėkit, atsimenat, būda jau 100 dabar visiškai pilnas bakas, buvo dar likę labai mažai, nes telpa 23, žodžiu, ir 4,29. Jau grįžtam į 3,60, labai gerai. Tai va. Viskas, atvykta į viešbutį, viešbutis čia už 3 metrų ir lauksim ryto, o ryte važiuosim už 11 minučių, yra pas mus pakrovimas. Pirmadienį rytas, kažkodėl mane kankina bloga nuojauta, kad šiandien galimai būsim apskėminti, bent jau taip atrodo. Žodžiu, vakar atlėkėm į vietą, 8 valandas reikėjo važiuoti ir buvo įveikta kiek čia apie kokius 500 mylių, 400 mylių. Koks skirtumas šiaip ar 500 mylių ar štuką mylių, jeigu apskėmina, tai nelabai smagu. Bet dar ne viskas praras. Šeštadienį ar kada čia susitarėm su pardavėju, kad sustiksim mes būtent servise, kur mašina priparkuota, sakykim, kad priparkuota. Ir mes turėtume ten susitikti 8 valandą, bet vakar nieko neatrašė. Šiandien nieko neatrašė, liko dar 30 minučių, tai bet kokiu atveju važiuosim į vietą, pažiūrėsim, kas ten darosi ir tada galėsim jau galutinai priimti verdiktą, sprendimą, kad arba buvom apskėminti, arba nebuvom apskėminti, bet viskas lyg ir buvo ok, bet niekada nežinosi iki galo, kartais tiesiog taip nutinka. Tai kadangi viskas dažniausiai vyksta internetu, susimoki kažkokį tą depozitą vadinamą, bet ko gero, kad būsim papuolę. Per metus laiko pirmą kartą papulti ant susimokėjimo gal nieko baisaus. $200. Matysim, nežinau, žodžiu. Kol kas važiuojam, žiūrim, matysim, kas čia bus, ar išvis bus, ar visgi atėmė mūsų tos $200 pagristai ar nepagristai, ar visgi reiks braukti ašaras nuo skruostų ir žiūrėti kitų automobilių. Tai va, tai kol kas neturi daugiau komentarų, kol kas labai liūdnos emocijos plūsta, kad ir dar nieko neatsitiko, aišku, bet labai nenorėčiau išsiaiškinti, kad visgi buvom apskėminti. Tai va, lėkiam toliau. Manau, kad kiekvieną užkūrimą reikia dokumentuoti, kadangi yra 287 tūkstančių mylių. Ir manau, kad kiekvienas užkūrimas gali būti paskutinis šitai mašinai, kad ir kaip bebūtų, nes ta grandinė taip smarkiai barška, kad jau nebežinau, ar čia variklis dirba, ar visgi grandinė vis dar barška.
Bandom kurti. Žiūrėsim, kas čia bus. 1, 2, 3, 4. 4 sekundės barškėjimas ir pulsavimo jokio nėra. Visai neblogai. Kažkada buvo 6 ar 7, dabar turim 4, kol iki 10 nedaeisim arba iki pastovaus vedavimo, tai visai neblogai gal sakyčiau, ne? 287 tūkstančių mylių, čia yra apie 407 tūkstančių kilometrų. Tai va, lėkiam prie mašinos, tikros ar netikros, ir bus tiesos akimirka. Nu, žinokit, patvory mašina tai yra, lemba. Tai gal viskas bus gerai, kaip koks dabar stalkeris, ieškau mašinos, kurios dar nenusipirkau, bet, raudonas numeris, yra ta pati. Tai kur tas žmogus? Nesuprantu aš. Jis jaučia prie čia atvažiavęs, laukia, eina savo, toj kamerą rodau. Va, tai ko jis neatrašinėja? Ne šitas, čia gal mechanikas. Fuck off, lemba. Per daug streso čia su šitą mašiną man jau. Bandom laukti, ką žinau. Nebandom laukti, einam jaučiu klausti, ko čia laukti, ne? Einam klausim, ką. Šaibas pasiemam, žalia. Po didelių abejonių, ilgo pokalbio, visgi automobilis yra. Yra. Žodžiu, 95% galvojau, megojau, net prastai šiandien sakau, blemba, tai negi apgavo, negi apskemina. Būna kartais jauti arba nejauti, kad viskas bus gerai. 5% nenuvylė, žodžiu, šiandien netgi atvažiavus 100 metrų likus iki pačio galo, vis tiek galvau, kad skemas, bet visgi turim šitą X4 ir jūs man dabar pasakykit, ar apsimoka ar ne. X4 2015 metų nupirkom už $3,200. Buvo 3,000 įdėti, bet visgi pavyko išplėšti už 3,2. Pavadinkim tai mini aukcioną, bet visgi automobilis pas mus. Automobilis jau turi klientą. Klientas yra sumokėjęs 10%, tai reiškia po apžiūros, apžvalgos, klaidų įvertinimo, kiekvienas klientas vis dar gali pasirinkti, ar visgi nori automobilio, ar visgi nenori. Už šitą automobilį, jeigu neklystu, gal sumokėti apie $600 jau 10% su visais siuntimais, su vietiniais mokesčiais ir taip toliau. Tai jeigu visgi klientas tas, kuris jau susimokėjo, nenorėtų automobilio už 3,200 su N2 varikliu 2 litrų, tai jis galėtų ir nebepirkti. Tai tuo atveju visi tie 10% lieka mums. Mums nereikia jūsų pinigų. Mums reikia, kad jūs pirktumėt mašinas, mes darom darbą, mes norim, kad tas žmogus, kuris susimokėjo ir nusipirktų, bet jeigu jau taip atsitiko, kad visgi nenori tos mašinos, tai gerai, parašykit, kad nenorit, tokios sutarties sąlygos. Jeigu atsisakot, 10% dingsta. O jeigu neatsisakot ir džiaugiatės šitų BMW X-Drive už 3,200, tada susimokat likusius 9% ir važiuojam, kraunam automobilį ir po 8-12 savaičių jau automobilis bus Lietuvoje. Tai ką turim su šito būtent variantu? Tai, kaip ir minėjau, šitas automobilis 2 litrai, N2 variklis, 178 tūkstančiai mylių ir greit apibėgam, pažiūrim, ką iš čia gero turi, ko neturi. Yra LED adaptyvūs žibintai, 3 kameros, perlas spalva, čia biški nubraukta, padangos apynaujas arba naujas, tai protektorius matot, va, koks didžiulis. Ratai standartiškai visada būna nubaladuoti. Head-upas yra. Nėra durų pritraukėjų, tai aišku, čia jau nuo komplektacijos, bet šiaip, jeigu norit, galite spynas įsidėti, kur kiekvieną mašiną BMW turi pritaikymą, tiesiog įkišat spyną ir pritraukinėja tas durų. Tai va toks gražuolis, 2 litrų, vienas kitas nubraižymas. Ne apie nubraukimus dabar mes čia susirinkom pašnekėti, va, lempą reiks pasipaliruoti dar. Bet reikalas tas, kad 5%, eina savo stiklas suskylęs visgi suskylęs. Va čia va taip, šitoj vietoj. Jau čia karglasas nebeištrauks. Gerai, žiūrim toliau. Šviesų salonas, paprastos kolonkės, paprastos sėdynės. Čia ta prastesnė oda, kaip aš sakau, biški. Tai čia būna dažniausiai suplyšta, susisėdi va taip. Žodžiu, memory sėdynės, čia
Radom prieš tai daiktų, viską palikom į ofisą, kadangi žmogus va čia šitam servise tvarkė mašiną, norėjo tvarkyti, netvarkė, pardavė ir liko asmeniniai daiktai. Tai šiuo atveju mes čia turim pirkimą be žmogaus. Tai va, juoda panelė, šviesios lubos, nieks nesuplyšė. Vienas iš paprastesnių, ne tai kad paprastesnių komplektacijų, bet būtent šitas automobilis, tai kaip BMW, kaip ir Audi, kaip ir visi kiti, žinot, kad gali būti prifarširuotas arba tuščias, arba pilnas ir taip toliau. Iki pilno šitam automobiliui trūksta, bet nepasakyčiau, kad labai tuščias. Tai vien jau tai, kad adaptyvės lempas yra head-upas, yra saugos sistemos kažkokio. Ir visai gal jau nieko. 3200 variklio gedimą, važiuojam, kraunam. Ir matysim mes, kaip čia mums seksis grįžti šiandien. Tik tai šitoj situacijai būna taip, kad jeigu nėra pardavėjo vietoje, tai titlo reikės palaukti nuo 1 iki 30 darbo dienų. Kiekvienam klientui pranešam, ar sutinka laukti, ar nesutinka ir tada sprendžiam, ką darom toliau. Viskas. Einam kraunam, varom pusryčių valgyti, nes dar nevalgyti, o dabar turim apie 8 valandas 30 minučių. Automobilis aišku užsikūrė, kaip ir galima buvo tikėtis. Galbūt klientai pavyks išsigelbėti šitą variklį, gal jį tiesiog reikia perrinkti. Galiu pasakyti, kad buvo pavalgyta nuostabus pusryčiai, nuostabus amerikietiški pusryčiai, kokie 15 000 kalorijų. Žodžiu, cinamoninės bulkos pakeptos ant sviesto su kažkuo, įdėta kiaušinė, įdėta ten kažkokios mėsytės, žodžiu, valgai ir dar nori. Aišku, nelabai sveika gal tenai, bet yra kaip yra. Žodžiu, dėdės Vygės patarimas jum. Jeigu varysit kada į Ameriką, nevarykit visokius ten tuos kažkokius restoranus, kur 50 žvaigždučių prirašyta, ar ten kažkokius, nežinau, pats geriausias steikas mieste ar kažkur. Ne, susiraskit kažkokią atokesnį, kur atokesnė kavinė, tiesiog Google įsiveskit restaurant ir pažiūrėkit, kad nuotraukos būtų tas toks rankom gamintas maistas, o ne tas gražiai patiektas. Jeigu ateini į kavinę ir kaviniai ten, nežinau, 60 skirtingų patiekalų, tai jau bus blogai. Bet jeigu ateini į va tokią šeimos sukurtą kažkokią vietą, kur ir kava, ir kiaušinis rankom keptas, žodžiu, ir bulka rankom kepta keptuviai. Nu, aišku, visur kitur irgi kepama, bet ką aš kur bandau pritempti, tai jeigu nori to tikro amerikietiško skonio, tai paieškokit tų tokių mažesnių, mažiau žinomų, toliau nuo centro galbūt kavinių, kur jos nebus labai perpildytos, bet jeigu ateini ir matai, pavyzdžiui, ten kokią 10 ryto pilna žmonių, tai žinokit, kad bus skanu. Tai ką pavyko nupirkti šią savaitę, tai nupirkom BMW X3 hybridą 2020 metų, sumokėjom $7500, tada sekė BMW X1 2018 metų, sumokėjom $5800 ir paskutinis automobilis, kurį matėt, persikėlė į kitą savaitę, tai buvo BMW X4 2015 metų, sumokėjom $3200. Jeigu įdomu, ką keliam, už kiek parduodam ir jeigu norit ieškoti automobilių patys, užsukit pas mus į Facebooką arba Instagramą. Ir nepamirškit paspausti subscribe, tai mums labai svarbu.